Sveiki, jūsų dėmesį pristatome originalią, kiekvienam prieinamą bei įgyvendinamą idėją. Elektrinis dviratis, pasidaryk pats. Taip, būtent taip, tau nepasigirdo. Tai gali padaryti pats. Į savo tradicinį dviratį įdėjus mūsų surinkimo komplektą, gauni savo rankom surinktą elektrinį dviratį. Ar žinai, kam skirtas, kaip veikia, privalumus, galimybes bei svarbiausia, kokia nauda? Taigi žiūrėk toliau ir sužinok daugiau. Elektrinis dviratis su Magic Pi ratu savo privalumų dėka gali būti taikomas labai plačiai vartotojų grupiai – vaikams, paaugliams, suaugusiems vyrams ir moterims, sportininkams, regeneracija, senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su sąnarių negalavimais bei puikiausiai tinka šeimos išvykoms. Kaip veikia toks elektrinis dviratis su Magic Pi ratu? Ogi labai paprastai. Visą sistemą arba komplektaciją sudaro 6 pagrindiniai komponentai, kurie didina šio dviračio efektyvumą. Visų pirma, tai greičio reguliavimo rankenėlė su akumuliatoriaus talpos indikacija, kuri parodo akumuliatoriaus būklę. Rankenėlė gali būti sukama motociklinė arba spaudžiama kaip keturatyje. Greitis reguliuojamas spaudžiant rankenėlę. Tiems, kurios domina veikimas iš techninės pusės, galima pridurti, jog rankenėlėje yra holo daviklis ir magnetas. Spaudžiant rankenėlę, keičiasi magnetinis laukas viduje, kuris keičia išėjimo valdymo įtampą bei važiavimo greitį. Visų antra, tai naujoviška bei išskirtinė funkcija Cruise Control arba paprastai tariant autopilotas, kuri taip pat sutinkama aukštos klasės automobiliuose. Kaip tai veikia? Pasiekus norimą greitį, neatleidžiant gazo, vieną kartą nuspaudžiam autopiloto raudoną mygtuką ir autopilotas įjungtas. Dabar atleidžiame gazo rankenėlę ir variklis pats palaikys jūsų nustatytą greitį iki tol, kol nuspręsite šį režimą išjungti. Išjungti galite dviem būdais – paspaudžiant pakartotinai autopiloto mygtuką arba paspaudžiant stabdžių rankenėlę. Trečias, labai svarbus elementas – tai stabdžių svirtis su mikrokontaktais. Stabdant integruoti mikrokontaktai atjungia maitinimą nuo greičio reguliavimo rankenėlės ir perjungia variklį į generatoriaus režimą. Kitaip tariant, stabdant greičio rankenėlė neveikia. Rezultate yra stabdoma pirmiausiai varikliu, nenaudojant paprastų stabdžių ir tuo pat metu įkraunamas akumuliatorius. Užbėgant už akių pridursime, jog regeneracijos procentas ir kiti parametrai yra laisvai programuojami. Ketvirtasis sistemos elementas yra Magic Pi variklis ratas, kuris pasižymi išskirtinėmis ir originaliomis funkcijomis. Vienas iš svarbiausių Magic Pi bruožų yra universalus programuojamas valdiklis, kuris yra pačiame rate. Programavimo dėka galima nustatyti ir keisti tokius parametrus kaip naudojamo akumuliatoriaus įtampą, galingumą, greitį, trauką, sukimosi kryptį, regeneracijos procentą ir kitą. O svarbiausia, jog visa tai be papildomų išlaidų. Penktasis komponentas – tai ličio akumuliatorius. Nuo pasirinkto akumuliatoriaus tipo priklausys ir maksimalus variklio galingumas, greitis ir nuveikiamas atstumas. Kuo didesnė akumuliatoriaus įtampa, tuo didesnis maksimalus greitis. Kuo didesnė akumuliatoriaus talpa, tuo didesnis nuvažiuojamas atstumas. Kuo geresnė ir naujesnė akumuliatorių technologija, tuo akumuliatoriai lengvesni ir ilgaamžiškesni. Ir galiausiai priėjome prie paskutinio komplekto elemento – pedelek, arba paprastai tariant pedalų asistento. Jo dėka minant yra aktyvuojamas variklio veikimas. Tai yra veikiant pedelek sistemai, kai dviratininkas mina pedalus, automatiškai įsijungia variklis, kuris palengvina minimą. Tokiu būdu naudojama ne tik žmogaus, bet ir akumuliatoriaus energija. Pagalbos lygis nustatomas programiškai. Magic Pi ratas gali veikti ir be pedelek. Taigi pamažu priartėjome prie pagrindinių Magic Pi ratų privalumų. Kuo jis pasižymi? Iš visos aibės privalumų paminėsime tik 3 esmingiausius ir svarbiausius. Pirmas privalumas – tai integruotas universalus valdymo blokas. Į patį ratą su papildomu savarankišku aušinimu, kuris užtikrina iki 60% didesnę šilumos sklaidą, bei rezultate variklis yra kompaktiškesnis, lengvesnis, stilingas, itin plonas. Tik keli išėjimo laidai ir jokio painaus jungimo, bei tinka tradiciniams dviračiams. Antrasis privalumas – tai programuojamas valdiklis. Programavimo dėka galima nustatyti ir keisti tokius parametrus kaip naudojamo akumuliatoriaus įtampa nuo 24 iki 48 voltų, maksimalų galingumą nuo 250 iki 1500 vatų, maksimalų greitį nuo 20 iki 50 km/val, maksimalią trauką iki 70 Nm, sukimosi kryptį pirmyn ir atgal, regeneracijos procentą nuo 0 iki 100% ir kitus parametrus. O svarbiausia, jog visa tai be papildomų išlaidų.
Ir trečias privalumas, jog variklis gali dirbti skirtingose režimuose – su holo davikliais ir be holo daviklių. Tai reiškia, jeigu kelionės metu holo daviklis yra pažeidžiamas, valdiklis automatiškai persijungia į veikimo režimą be holo daviklių. Ir jūs galite be vargo ir rūpesčių pratęsti kelionę. Vadinasi, grįžimas namo nebūtinas. Be išvardintų privalumų, mus visada domina įspūdingi iššūkiai ir pokyčiai. Tad trumpai apie galimybės su Magic Pi. Visų pirma, tai plati ratų pasirinkimo galimybė. Nuo 16 iki 28 colių. Antra, galimybė sumontuoti į bet kurį tradicinį dviratį. Trečia, galimybė pačiam surinkti be papildomų išlaidų. Ketvirta, plačios programavimo galimybės, trauką, greitį, regeneracijos procentą arba kitaip tariant, energijos grąžinimą, maitinimo įtampą, atbulinę eigą. Penkta, plačios komplektų pritaikymo galimybės dviračiams, triračiams, paspirtukams, velo treniruokliams, velo generatoriams, velomobiliams ir kita. Šešta, tinka naudojimui vaikams, vyrams, moterims, sportininkams, seneliams, šeimoms, kūrėjams, konstruktoriams. Septinta, galimybė stabdant nuo kalno arba minant pedalus krauti akumuliatorius. Kuo elektrinis dviratis su Magic Pi skiriasi nuo tradicinio elektrinio dviračio? Pirmiausia, lyginant su kai kuriais tradiciniais varikliais, Magic Pi varikliuose nėra besitrinančių komponentų ar mechaninės sankabos, tik magnetinis slydimas. Todėl Magic Pi variklis nereikalauja ypatingos priežiūros, yra tylus ir ilgaamžiškas, net 100 000 km. Visų antra, Magic Pi elektrinio rato diametras yra didesnis nei įprastinio variklio, o dėl didelio neodimio magnetų kiekio Magic Pi variklis turi didesnį naudingumo koeficientą nei tradicinis variklis. Atsižvelgiant į tai, Magic Pi ratas turi iki 50% didesnį sukimo momentą, tai yra trauka nei įprastinis variklis. Važinėjant kalvotomis vietovėmis, Magic Pi rato energijos suvartojimas yra mažesnis, juk didesnį mašinos vairą yra lengviau sukti negu mažą. Su tais pačiais akumuliatoriais, su Magic Pi ratu pravažiavimo atstumas yra didesnis. Su Magic Pi varikliu įveiksi bet kurį kalną, neminant. Galimas važiavimas iš vietos, neminant. 1 km kaina važiuojant su Magic Pi tik 1 centas. Ir trečia, Magic Pi varikliuose programuojamas valdymo blokas yra tiesiogiai integruotas į variklį. Dėl ko renginys gaunasi kompaktiškas, itin plonas, pasižymi išskirtiniu dizainu, tik keli išėjimo laidai, jokių dėžučių bei išorinių valdymo blokų išorėje ir jokio painaus jungimo. Magic Pi varikliuose yra integruotas savarankiškas aušinimas, kuris užtikrina iki 60% didesnę šilumos sklaidą. Valdiklis lengvai keičiamas, sujungimai vandeniui atsparus. Yra lengvesnis nei įprastiniai varikliai, tik 7 kg. Programavimo dėka variklis gali būti prijungtas prie 24, 36 arba 48 voltų. Nustatoma programiškai. Tam, kad pakeisti parametrus, nereikia keisti valdymo bloko. Viską apibendrinus aiškiai matome, kodėl būtent Magic Pi, ogi todėl, kad Magic Pi variklis nereikalauja ypatingos priežiūros, yra tylus, ilgaamžiškas, net 100 000 km, iki 50% didesnis sukimo momentas, trauka, didesnis naudingumo koeficientas. Magic Pi energijos suvartojimas yra mažesnis. Su Magic Pi pravažiavimo atstumas yra didesnis, važiuoja į kalną neminant. Galimas važiavimas iš vietos neminant. Su vidiniu valdikliu įrenginys yra kompaktiškas, itin plonas, pasižymi išskirtiniu dizainu. Tik keli išėjimo laidai. Jokių dėžučių bei valdymo blokų išorėje. Jokio painaus jungimo. Savarankiškas aušinimas užtikrina iki 60% didesnę šilumos sklaidą. Valdiklis lengvai keičiamas. Sujungimai atsparus vandeniui. Yra lengvesnis nei įprastiniai varikliai, tik 7 kg. Programuojamas. Tam, kad pakeisti parametrus, nereikia keisti valdymo bloko. Turi išskirtinės funkcijas. Cruise control, autopilotas. Regeneracinis stabdymas, stabdant ar minant kraunami akumuliatoriai. Atbulinė eiga. Dvigubas veikimo režimas su arba be holo daviklių. Bet kada galima permontuoti ant kito dviračio, nėra prisirišimo. Su Magic Pi ratu varikliu 1 km kaina tik 1 centas. Po visų kalbų belieka tik pasakyti, jog su elektriniu dviračiu venk miesto kamščių, bei kur kas greičiau pasiek savo tikslą – darbą, mokyklą, draugus ar parduotuvę apsipirkti. Sutaupyk pinigų, kadangi elektrinio dviračio priežiūra yra daug pigesnė nei automobilio išlaikymas. Važiuojant su automobiliu, 100 km atstumo išlaidų suma vidutiniškai yra apie 40 litų. Tas pats atstumas važiuojant su elektriniu dviračiu kainuoja vos 1 litą. Tokiu būdu sutaupysite atostogoms. Be to krauk akumuliatorius nuo saulės energijos. Svarbu paminėti, jog dviratis nereikalauja registracijos arba draudimo.
Vertink mobilumą bei parkavimo komfortą. Elektrinį dviratį gali pastatyti nemokamoje bet kurioje vietoje, kaip ir tradicinį dviratį. Tuo pačiu nereikalingas garažas, tiesiog paprastas rūsys, koridorius ar balkonas. Atrask vartojimo džiaugsmą. Greitai pamirši apie degalinės paiešką. Kai išsikraus baterija, bet kada gali ją vėl įkrauti bet kurioje vietoje, kur yra prieiga prie elektros energijos. Kavinė, baras, prekybos centras ir panašiai. Taip pat gali krauti akumuliatorių minant arba važiuojant nuo kalno bei nuo saulės ar vėjo energijos. Būk modernus, išbandyk naujas galimybes. Automatinio greičio palaikymo sistemą, autopilotą, regeneracinį stabdymą. Būk žalias, naudojant elektrinį transportą, aktyviai stoji į kovą, siekiant apsaugoti aplinką ir sumažinti išmetamų dujų kiekį tavo mieste. Jokia kita motorinė transporto priemonė nėra tokia ekologiška kaip elektrinis dviratis. Gyvenk sveikai, būk dažniau griname ore, rūpinki savo sveikata ir gerink savo fizinę būklę. Sportuok ar mėgaukis. Magic Pi – tai prestižas bei epotažas. Elektrinis dviratis su Magic Pi leidžia pasiekti savo tikslą, darbą, mokyklą, draugus ar parduotuvę apsipirkti gaiviems ir nesuprakaitavusiems. Net karščiausiomis dienomis pajausi tikrą komfortą, prestižą bei epotažą. Have fun! Važiavimas elektriniu dviračiu su Magic Pi yra nepakartojamas pojūtis ir naujas atradimas. Išbandyk tai ir tau patiks.